Labadiena, dabar tęsim mūsų edukologinių patarimų kursą. Tai šiandieną sekanti tema, kuri vadinasi duokit vaikui greitų rezultatų. Kaip tai padaryti? Vaikas turi čia ir dabar pajusti sėkmę. Jeigu mes per pamokas darom struktūruotą medžiagą, antras, jeigu mes rašom vadinamus kaupiamuosius pažymius, tai suskirsto medžiagą į mažus gabaliukus. Ir tada sakom, įspręsk ir gausi pirmą pažymį. Vaikas padaro per 50 minučių ir gauna, pavyzdžiui, pirmą pozityvų vertimą. Kaip jis jausis pamokos pradžioje? Iš karto jis jausis, kad labai gerai. Tada padarys antrą, trečią, ketvirtą, sudėjom ir gaunam gerą rezultatą. Išbandykit, pamatysit, tai veikia.